dienos, po kelionės nelengvos, pažvelgiu atgal, kiek daug teko eiti. Suklumpu kovos lauke, tu laimėjai už mane, pažadą tvirtai davei nepalikti. Bus sunkumų dar keli, bet aš su džiaugsmu širdį pas tave einu. Niekada tu vienų nepalikai, niekada apie mus nepamiršai. Tu vedei mus, Dieve, vedei mus. Silpna tu mane nešiai ir ramybę grąžinai, pasikėlę sunkumų dar keli, bet aš su džiaugsmu širdį žengsiu vis pirmyn. Jėzaus meilės niekada tu vienų nepalikai, niekada apie mus nepamiršai. Tu vedei mus, Dieve, vedei mus. Bus sunkumų dar keli, bet aš su džiaugsmu širdį pas vis pirmyn. Jėzaus meilės paliesti, esam nenugalimi. Ves mane, aš pasitikiu tavim. Tęsiant mintį apie tai, kas yra bažnyčia, tai bažnyčia yra gyvi žmonės. Tai yra susirinkimas. Tai yra susirinkimas žmonių, kurie garbina Dievą, šlovina jį. Tai yra bažnyčia, graikiškai eklezija. Bet kas čia yra? Čia vadinamieji turėtų būti taip, maldos namai. Ir maldos namų yra įvairiai. Gali būti ir bute, gali būti namelyje, gali būti didžiuliai pastatai, gali būti stovyklose įrengta kažkokia patalpa. Bet niekados nevadinkite maldos namų bažnyčia. Todėl, kad bažnyčia yra Dievo atpirkta tauta. Tai yra žmonės, kurie susirenka, kurie myli vienas kitą, taip kaip Viešpats sako, taip kaip Dievas mokė. Tai yra jo nuotaka. Tai yra jo sužadėtinė, kaip raštas sako. Todėl aš norim palinkėti, susiraskite nuoširdžiai tikinčių žmonių. Susirinkite drauge, kambaryje, savo namuose, sušaukite savo šeimos narius. Ir Jėzus pasakė, kur 2 ar 3 susirinks mano vardu, tai nėra aš būsiu jų tarpe. Nes aš myliu juos, juos globoju, rūpinuosi. Todėl noriu palinkėti jums gerų dienų ir praleisti laiką su Dievo bažnyčia.